priklausoma. Aš iš tikrųjų taip, aš užaugau šeimoje, mane mama augino viena. Jinai negėrė, gėrė mano tėvas, todėl jie ir išsiskyrė. Bet jinai mane augino taip griežtai. Tik tai, net nežinau, kaip pasakyti, nesmė. Aš iš tikrųjų nelabai prisimenu, kada pirmą kartą aš paragavau alkoholio, bet kada man buvo 13-14, aš jau žinojau, kas tai yra. Su broliu mes uostydavom klijus, kai tėvų nebūdavo namuose. 15 turbūt metų mama mane išvarė iš namų. Man teko gyventi, pradėti pačiai savarankiškai. Aišku, iš vienos pusės buvo kaip ir sunku, bet aš dirbau, geriau. Buvo laisvė. Sunku man iš tikrųjų prisiminti viską, tai buvo narkotikų, aš paragavau, va šitą tai aš labai gerai prisimenu, kai aš pirmą kartą paragavau narkotikų. Tas jausmas, kai aš ten visą tokia euforijai sėdėjau mašinai ir klausiau, blemba, ką jūs man davėt, blemba, kaip faina, kaip zašibys. Tada gal buvo kokius 17 metų, taip. Tada jau prasidėjo toks daugiau vartojimas tų visokių narkotikų. Po to mes kažkaip tai su draugė gerą, į tokį ilgą laiką turbūt, aš nežinau, vartojam heroiną. Nežinau, kaip ten, po to kaip susidėliojo viskas, kad mūsų kompanija paprasčiausiai kiti žmonės vartoja kitus narkotikus ir peršokomės ant kitų narkotikų. Nu, tai kokie geri 5 metai tai buvo alkoholis ir narkotikai. Aš tuo metu jau po to, kaip 20 metų aš jau turėjau savo namą, darbą, pinigų buvo visą laiką kažkaip tai. Kadangi būdavo laisvas plotas, tiesa, aš ištekėjau, mano vyras buvo kalėjime, tada aš ištekėjau kalėjime. Tai kadangi būdavo, visi rinkdavosi pas mus namuose, ir ten būdavo vakarėliai, tusovkės, darbą. Man netrukdė nei narkotikai, nei alkoholis, man būdavo gerai, aš iš tikrųjų galėdavau visą naktį ten tūsinti, paskui ryte atsikelt, nueiti į darbą. Nemačiau aš jokių problemų, aš galvau, viskas yra gerai ir durniai iš vis tie, kurie sako, kad narkotikai čia yra blogai, aš galvau, nesupranta jie nieko iš vis. Po to aš išsiskyriau su savo to pirmu vyru ir susipažinau su kitu vyru. Aš galvau, kad tas blogas, šitas gal geresnis, čia man irgi aš tada nesuprasdavau, kad vyras čia esmė buvo. Tada išėjau gyventi pas jį. Ten prasidėjo vėl gėrimai. Tuo metu aš kaip įsivaizdavau, kad jis yra buvęs narkomanas, nes jisai iki tol vartojo heroiną. Tuo metu, kai mes susipažinom, jisai kaip ir aš įsivaizdavau tuo metu, kad jisai viskas yra tvarkoj, nes čia blogai yra tik tai heroinas, durtis yra blogai, o visi kita čia yra dzin. Tai aš nežinau, aš kaip prisimenu, kokie tai būdavo gėrimai, tai geri, narkotikai geri, vėl narkotikai vėl geri. Paskui aš galvojau, kad kai sužinojau, kad aš neščia, galvojau, dabar gims vaikas, viskas pasikeis. Vaikas, aišku, gimė, niekas nepasikeitė, vaikui gal buvo 10 dienų, gal 2 savaitės.
Aš persirišau krūtinę tam, kad galėčiau gerti ir uostyti ten viską, ką aš noriu daryti. Kažkaip tai tada jau atėjo toksai lygtais, galvoju, nu blemba, čia kažkas tai turbūt negerai, jeigu aš šitaip negaliu sustoti. Bet vis galvoju, ai, čia kažkaip tai pati aš susitvarkysiu. Nuo rytojus gal negersiu. Arba nuo rytojus ten, arba tik tai šiandien va pagersiu, rytoj nebegersiu. Po to buvo toks laiko tarpas, kai aš 10 mėnesių visiškai negeriu. Ir po 10 mėnesių mes kaip užvartojom. Aš nežinau, kaip aš nenumiriau, aš neįsivaizduoju, aš tada suvalgiau gal, nežinau, ar 12, ar 11, ar 3, aš nežinau, kiek aš ten tų ratų suvalgiau, aš neįsivaizduoju, kaip ten viskas baigėsi, kad aš nenumiriau. Kitą dieną, aišku, man buvo taip bloga, kad aš prisigėriau, paskui ant viršaus man reikėjo išsiblaivyti ir aš ten, oje, to aš, bet man čia atrodė, nu, kaip ir viskas normaliai, viskas gerai. Po to mano vyras atkrito su heroinu. Aš kažkaip tai, dabar aš kaip suprantu, įsivaizduodavau, arba čia turbūt mano būdavo pasiteisinimai tokie, kad aš bandžiau jį gydyti, aš bandžiau jį gelbėti. Mano gelbėjimas buvo toks, kad mes vartodavom paprasčiausiai kartu. Aš sakydavau, kad aš noriu suprasti, kas čia tokio, kodėl čia taip yra, kad jam mažiau būtų. Ir atsimenu, Taborė mes išvažinėjom iš Taboro, mesgi su mašina. Ašgi ne tokia, ten kažkas tai stovi prie to krano, ten dūrėsi pas mane ranko gal 10 čekių ir aš galvoju, va jisai tai jau jo, jisai tai narkomanas, o aš tai ką, nu, aš tai normali. Tokie mano buvo mąstymas toksai buvo. Ir netgi kada jisai numirė, kai jisai numirė nuo narkotikų, aš galvoju, nu, va jisai tai narkomanas, nu, aš ką, ašgi tai nesiduriu. Tada prasidėjo kitas mano gyvenimo etapas. Aš geriau. Tada jau aš bandžiau sustoti visaip, kaip pradėjau galvoti, kad nu, reikia kažkaip tai bandyti stoti. Aš bandžiau koduotis. Man kodai nepadėjo. Iš tikrųjų, kiek kartų aš kodavausi, aš nei vieną kartą neišbuvau viso to laiko. Pirmą kartą aš kodavau metams, aš išbuvau blaiva 3 mėnesius. Nuėjau parduotuvę ir aš išėjau pro tos butelius ir aš taip galvoju, aš taip noriu išgerti, aš taip noriu gerti. Viena pusė kaip ir, viena galva pusė, sakom, blemba, nu taigi sakė, kad numirsi, kita sako, be pofik, kad čia nebus šūdas, čia viskas yra. Nenumiriau. Vaikščiau, bandžiau išeiti į anoniminius alkoholikus. Tai buvo, kad aš nuėjusi, nejau žingsnis, nes nežinau, kodėl taip išėjo, nes vaikščiau čia į mūsų bažnyčią, tiesiog klausydavau, ką žmonės pasakoja, aš iš vis nesuprasdavau, kas ten vyksta, apie ką čionais, ką jie ten šneka, man kažkokie tik kosmosai ten, aš kokį mėnesį pavaikščiojau ir baigėsi mano visi vaikščiojimai. Tai po to gimė antras vaikas. Tai kol maitinau aš jį, nėštumo metu, kol maitinau, aš negėriau. Tai čia turbūt ilgiausias laiko tarpas mano buvo blaivybės. Bet po to ilgo laiko aš kaip pirmą kartą paragavau, mes išvažiavom tada į Saremų salas, aš ten taip prisigėriau, kad aš iš vis neprisimenu nei tų ten atostogų, nei tų ten varžybų, nei kur aš buvau, nei kaip aš namo grįžau, aš iš vis nieko neprisimenu. Grįžus, aš vėl bandžiau tvarkytis pati, tada prasidėjo, tada aš nuėjau į Minesotą, nežinau, įmokamą, nes negalėjau aš. Mano buvo toks pasiteisinimas, kad
gultis aš negaliu, man reikia žiūrėti vaiką. Tai per tuos 3 mėnesius, ten reikėjo 3 mėnesius vaikščioti. Per tuos 3 mėnesius 3 kartus aš ir atkritau, neišbuvau aš viso to laiko. Tada atsirado vaistai mano gyvenime. Žodžiu, būdavo taip, kad aš geriu, jeigu man reikia išsiblaivyti, paskui mano vaikas net žinojo, kas yra dabar, kaip pasakoja, sako, yra tokie išblaivinantys milteliai, tad reikėdavo išsiblaivyti, o kad nebūtų bloga, kad nekratytų, tai tada aš pradėjau gerti tos vaistus. Po to mano gyvenime atsitiko tokia istorija, kad aš atsidūriau ligoniniai, išėjus iš tos ligoninės, aš iš tikrųjų neprisimenu nei kaip, nei aš iš vis neįsivaizduoju, kaip aš nuėjau į parduotuvę, ką aš pirkau, ką aš gėriau. Aš tiek prisigėriau, kad man ten iš gyvenimo išbrauktas buvo tos dienos ir aš nežinau kokiu būdu, bet tai buvo paskutinis kartas, kai aš tai buvo jau dabar eina 6 metai, tai buvo paskutinis kartas, kai aš prisigėriau. Ir aš visą laiką galvoju iš tikrųjų, kad mano problema yra tik tai alkoholis. Narkotikai, kas šitokio, kas čia yra. Mangi nuo jų ten labai bloga nebūna. Problemų aš kažkokių tai neturiu. Bet po 3 mėnesių po mano to paskutinio užgėrimo, po 3 mėnesių man virtuvėje beruošiant valgyti, aš darau valgyti ir man tokias mintis buvo, kad kas dabar bus, kad iš rankų turiu peilį ir kas bus, jeigu aš savo vaikams perpėsiu dabar gerkles. Mane tas mintis taip išgąsdino, aš galvoju, lemba čia, aš išprotėjau turbūt, aš aišku susidėjau daiktus, pasiskambinau daktarei, atsiguliau į ligoninę, į Durnyną. Galvojau, kad čia su mano smegenim kažkas tai negerai. Po 2 savaičių tik tai ligoninė, bešnekant su gydytoju, aš pasakiau, kad pas man nėra problemų su gėrimu. Aš net neįsivaizdavau, kad tai yra susiję, man atrodė čia visiškai ne apie tai. Išėjus iš ligoninės. Aš tada pradėjau gerti vaistus. Iš pradžių po truputį. 1, 2 tabletės, 3. Po to įsivėliau į santykius visiškai nenormalius. Mano gyvenimas buvo toks, kad aš čia Lietuvoje sėdžiu ir jų vaistus, išvažiuoju į užsienį tenais. Apsinarkašinu, apsidolbinu, grįžtu čionais, tada guliu. Man bloga, tada vėl išvažiuoju, tada vėl grįžtu. Ir va tai 4 paskutiniai mano gyvenimo metai, tai iš vis buvo kažkoks tai košmaras. Ir aš galvojau, kaip čia dabar yra, ašgi negeriu. Kad aš ten vartoju. Vaikščiau aš pas psichologą, 3 metus aš atvaikščiau pas psichologą, nežinau, aš kiek ten sumokėjau, aš krūvas pinigų. Nieko man nepadėjo, visiškai. Buvo momentas, kada aš jau galvojau, tai reiks turbūt taip ir gyventi, ką daryti. Paskutinius metus. Aš jau dabar, jeigu taip atgaminti, aš iš tikrųjų neprisimenu, tai paskutiniai metai kokie buvo. Nes aš atmerkiu akis, prisiryju vaistų, pamiegu, kažkiek tai nueinu į darbą, apsimėtau ten namuose, apsistumdau, vaikams numeti pinigų, kad aš taip įsivaizdavau, kad aš rodžiu savo meilę vaikams. Ir paskui jau, aš nežinau, atėjo tokia diena, kada aš guliau lovoj ir skaičiau, kiek aš dar galiu, dar
metai du, skaičiau, kiek vaikams metų, galvojau, viskas, galima numirti, nes nekaifuoti aš negalėjau ir vartoti aš negalėjau. Man buvo visiškai tokia, aš net nežinau, kaip pasakyti šitą jausmą, neviltis, beznadioga, visiškai, končina beznadioga. Nežinau, kaip, čia aišku, tik tai iš aukščiau taip atsitiko, kad man paskambino viena tokia pažįstama, kuri kažkada tai pas mane dirbo ir aš ją atleidau už tai, kad jinai gėrė. Man čia pasišnekėjus, jinai sako, yra kelias, yra aš pagalvojau, jeigu jau jinai susitvarkė, tai reiškia kažkaip tai reikia kažką tai daryti. Ir aš pradėjau ieškoti, jau pas vieną žmogų, pas kitą. Tada aš atsiradau mūsų grupiai. Ir tai dar tada man kažkaip tai vis tiek mano galva kažkokias tai dar mėtė tokias nesąmonės, kad globėja čia reikia man ne bet kokios, čia man reikia gal tokios, kad ašgi tokia nepaprasta kažkokia, tai man čia reikia šitą gal man tinka, šitą netinka, dar ir per visus tos svarstymus aš sugebėjau per tą laiką vaikščiodama į grupės dar prisipirkti narkotikų, nuvežti dar savo draugį, dar paskui jinai atkrito. Ir va čia turbūt buvo tas jau toksai, turbūt galutinis. Aš galvoju, ką aš čia darau dabar, vėl kažkas, tai vėl aš pati, vėl aš kažką tai reguliuoju, vėl aš kažką. Tada jau aš susiradau globėją, jau nesusiradau, grįžau pas savo globėją, pas kurią pačią pirmą prašiausi globos ir pradėjau eiti žingsniais. Iš tikrųjų, įdomi ten viskas, man dėliojasi. Pirmas žingsnis kaip ir nebuvo man ten, aš kai skaičiau tą knygą, ten viskas buvo parašyta apie mane, aš skaičiau ir braukiau visur, aš, man ten nekyla iš vis absoliučiai jokių klausimų. Ir bandymų ten tų buvo milijonai ir negerti, ir nevartoti, ir paskutinį kartą, ir nuo pirmadienio, ir bobutės, ir kryžiai į gerklę, ir ko tik tai aš nedariau, aš dariau. Ir bažnyčias eidavau, aš iš po kunigų, bet aš pareidavau visą palaimintą ir aš prisigerdavau ir ten prisiuostydavau tiek, kad paskui negyva gulėdavau savaitę laiko. Paskui su ta aukštesnė jėga. Taip įdomiai pradėjo viskas dėliotis, kad turiu labai daug klausimų, aš ten turbūt globėja ten iš tikrųjų užknisdavau, nes aš skambindavau. Aš galvoju, kaip čia taip, kodėl taip yra? Aš grįžtu ir noriu pradėti gyventi kitaip, kažką daryti kitaip. Noriu sąžiningai, noriu normaliai. O aš visą laiką, kol vartojau, aš turėjau namus. Aš turėjau verslą. Pinigų pas mane buvo visada. Man niekada nebuvo problemų su pinigais. O čia taip atsitiko, kad vis tik aš pradėjau blaivėti, aš praradau darbą. Sveikata mano, aš ten nusiplėšiau raiščius, vaikščioti aš negaliu, dirbti negaliu, galvoju, kas čia per nesąmonė? Kaip čia dabar, kodėl viskas taip vyksta? Po to su laiku atėjo man tie visi atsakymai, kad ryškiai ir aš patikėjau, man ne iš karto atėjo tas patikėjimas, trečias žingsnis, ne iš karto. Po to aš kažkurį laiką netgi toks jausmas buvo, kad aš tikrinu, ar tikrai taip. Vat jeigu šitaip atsitiko, paskui žiūriu, kad iš tikrųjų viskas vyksta taip, kaip jeigu aš darau sąžiningai ir teisingai, taip kaip man, kad ryškis taip turi būti. Ir su to darbu paskui viskas susidėliojo visai kitaip, negu aš įsivaizdavau. O tas, toks, aš net nežinau, aš labai noriu papasakot, aš ir taip žinojau, kad man, kaip ir pizdėca, ne?
Bet kai man darė operaciją, tą koją man remontavo, aš pasakiau, kad aš priklausoma, paprašiau, kad kažkaip tai, nežinau, jeigu kaip įmanoma, kad būtų su tom narkozėm, bet jie nusprendė taip, kaip jie nusprendė. Ir aš atsiguliu ant operacinio stalo, man net minčių nebuvo apie kaifą, apie vartojimą. Bet man užteko, tik tai man suleido vaistų, man apsisuko galva ir tą pačią sekundę, nes mane galvoje pradėjo suktis iš karto mintis. Kaip čia ką padaryti, kad gauti dar, nes labai faina, viskas ten plaukia, sukasi. Ir aš ten tiek pritryniau, ten dar taip pasitaikė, kad buvo anesteziologas rezidentas, visi pradėjo kažkaip įsiveikti. Aš čia pasakiau, tai mane čia krato, tai čia man negera, duokit dar, ir jisai man ten tiek prileido tų nežinau, ko jie tenais leidžia, kad aš vos nenumiriau, mano ten spaudimas tiek nukrito, kad paskui kvietė reanimaciją. Tai va, ir tada jau ligoninė man tas čia buvo visiškai tas, aš dar sykį pamačiau, kaip jie atrodo, net nenorėjau aš atguldama ant to stalo, bet man užteko. Iš karto kaip pradėjo dirbti mano galva. Paskutinė dabar, prieš savaitę aš vėl man buvo operacija. Dabar jau didelė, tikrai didelė tokia narkozė, nes rimta operacija buvo. Ir kai aš atsibudau, jau tenais už sienų laikiausi. Šį kartą man buvo visai kitaip, aš galvojau, nu nafik, anksčiau aš norėdavau specialiai kažką tai valgydavau, ar ten rydavau kažką tai, kad šitaip jaustis. Dabar jau man buvo bloga ir aš norėjau kuo greičiau išeiti iš šitos būsenos ir grįžti į normalią savijautą. Iš tikrųjų, programą man davė labai daug. Aš blaiva jau greitai, tikiuosi, bus metai. Ir darbe visai kitaip. Aš labai daug ką reaguoju, daug visai kitaip. Aš anksčiau galėdavau su klientu, pas mane būdavo iki tiek, kad aš susimušt galėdavau, man pofik buvo, kaip jisai, ką jisai. Šneka, buvo principai mano ir dar kažkas tai svarbiau. Bendravimas su žmonėm, šeimoj, su vaikais, su vyru. Ačiū Dievui, kad kažkaip tai vyras mano irgi priklausomas ir mes kitaip viską žiūrim. Ir kuo daugiau aš blaiva, tuo daugiau matau, kokia aš esu, jeigu tai pasakyt, kaip aš kažką debilė atrodo, ne? Kaip mano smegenys ir kaip mano galva veikia. Tam man yra reikalinga programa ir visi žingsniai. Ir man tie iš knygos žodžiai, kur parašyta, kad net ir geriausių, net ir blogiausių, o dabar blaivybės akimirkų aš nenorėčiau iškeisti į geriausias vartojimo dienas. Tai tiek, žinokit, daugiau aš nebeiškalbėsiu. Viskas, ačiū labai jums, ačiū Dievui ir ačiū, kad blaiva. Ačiū Sigutė tau ir matau, Česlovas kelia ranką, noriu užduoti klausimą, prašau. Sveiki visi ir labas dar kartą Sigutė, ačiū tau labai už tą patirtį ir tikrai noriu pasakyti, kurie daugumą žinom tavo tą praeitį smulkiau, tu esi tai išrinktoji ir netgi man tu esi pavyzdys veikimą per tokį trumpą laiką. Tai galbūt taip kaip ir man pasitikrintum dar didesnį tonusą sveikti, neužduosiu tokį klausimą, pacituodamas netgi ir knygą, kad tu lengviau suprastume,
tačiau dar ne viskas, reikia veiksmo. Būtinai reikia veiksmo. Tikėjimas be pastangų bevaisis. Tai gal pateiktumai kokių faktų ir visa, kaip tavo tikėjimas, ne faktais, tas veiksmais persiduoda. Kaip mano tikėjimas persiduoda veiksmais? Taip. Tikėjimas aukštesnė jėga? Nu, tai tebūnė taip, kaip tu supratai tą klausimą. Apie tai juk visa ir programa. Tai vat mano tikėti veiksmais visų pirma, kada aš noriu kontroliuoti, aš noriu daryti taip, kaip aš noriu, aš iš karto nedarau to, aš paleidžiu, atiduodu Dievui. Mano pagrindinis turbūt veiksmas yra toks, kad aš nesu Dievas, aš nenoriu būti Dievas ir aš nedarau, nesistengiu pakeisti kažko, tai kad būtų taip, kaip aš noriu. Aš turbūt taip įsivaizduoju. Mano tokie veiksmai. Nežinau, ar atsakiau tavo klausimą, aš nežinau, ar aš teisingai supratau. Ačiū, kaip supratai, taip gerai. Veiksmas nieko neveikti, kai nori kažką veikti. Ačiū tau, Sigutė, ačiū Česlovai, Aušra pakėlus ranką, prašau. Ačiū labai, Sigutė, už tavo patirtį, tikrai įkvepianti patirtis. Ir dabar aš galbūt Česlovo klausimą sukonkretinsiu, bent jau kaip aš jį supratau, nes man tas irgi atrodo svarbu. Ir iš karto užduosiu 2 klausimus. Pirmas tai klausimas, kurį aš pati norėjau užduoti jau prieš tai, apie 9 žingsnį. Kaip tu jį darei, galbūt dar ir dabar darai ir ką tau davė tokių patirčių. Ir paskui tas, kad tikėjimas be darbų nemiręs, tai čia 12 žingsnis. 12 žingsnis platesnė prasme, taikėme šitas nuostatas visur. Tai konkrečiai tavo 12 žingsnio darbai. Galbūt, aišku, draugijoje, galbūt namuose, šeimoje. Tai taip. Gerai, ačiū Aušra. 9 žingsnis. 9 žingsnis man davė labai daug. Labai daug santykių mano. Pagrindinis tai su vaikais, su mama. Iš tikrųjų pakeitė labai. Ir pats tas pasiryžimas daryti, nueiti, atlyginti žalą. Aš nežinau, tas jausmas paskui po to, kai padarai, ypač kada tie sunkus būna 9, kaip kiti sako, euforija. Iš tikrųjų, man tas jausmas irgi geras. Dar prieš kažką tai jau dabar darydama, aš jau susimastau, kad elgtis taip, kad nereikėtų man paskui 9 daryti. O 12 žingsnis, aš iš tikrųjų, aš iš pradžių, kol nelabai pradžioj supratau aplamai, 12 žingsnis, reikia, kam jis reikalingas. Dabar aš darau jį ir man tas suvokimas ateina, kad ant kiek jisai man yra reikalingas, ant kiek jisai man yra svarbus. Aš dabar einu į detoksą, grupiai tarnauju, turiu globotinę. Aš nebebijau pasakoti, yra žmonių, kurie aplinkui matau, kurie kenčia, kurie turi problemų. Aš pasakoju, kad yra išeitis pas mane darbe netgi. Yra mergina, kuri, dar nelabai, lygtais ir taip. Ir man netgi direktorius sako, tu nebijai, pasakoti apie save. Jeigu tai padės kažkam, tai kitam, aš jau dabar net nebijau. Aš nebijau pasakyti, kas aš esu. Ir man iš tikrųjų,
kada aš dabar žinau, kaip tai veikia ir kaip tai gali padėti, man norisi pasakot, norisi perduoti kitam, kad yra tikrai tai išeitis. Tai va, tai turbūt tikiuosi. Ačiū tau. Ačiū tau ir Daiva, pakėlus ranką. Prašau. Sveiki visi, Daiva priklausoma. Žinai, Sigutė, ačiū tau. Aš galiu pasakyti, nežinau, gal tu, keistas jausmas, ne, aš tai išgyvenau, bet kai pasakoju visą tavo tą gyvenimą, ne, nes aš, bet tave žinau dar šiek tiek daugiau, negu tu čia papasakoju, gal nežinau. Ir toksai viduje jau darys adrenalinas, kad, nežinau, tai nebuvo, kai aš pati dalinausi patirtim. Aš tokį gal nepatogų klausimą, nežinau, užduosiu. Man kas yra įdomu, kaip ir mes ir tu gyveni, daug čia mūsų yra, kur su priklausomais gyvenam. Kaip santykiuose, ne, kaip tu, tas nuolankumas tavo, kaip jūs sprendžiat problemas, ar tu dažniau nusileidai vyrui, ar jisai tau, kaip tu žiūri tai, kada vyksta ne taip, kaip tau atrodo teisingai, ar ten, aš nežinau, ar pasikvietė aukštesnę jėgą. Kaip sprendžiat problemas tokias, kur konfliktus būtinės, ne kasdienybės tokias. Ačiū, Daiva. O šiaip tai iš tikrųjų man labai pasisekė ir man čia aišku, ačiū Dievui, kad mano vyras irgi yra programai, nes pradžioje santykių tai iš vis čia būdavo, aš čia tokius bairius išdarinėdavau, kad aš nesuprasdavau, kada jis įsakydavo, patylėk, pasitrauk į šalį, dabar nekalbam, aš išsikeldavau koją ant lovos ir iš tikrųjų rankas pasidėdavau ir sakydavau, ne, aš noriu dabar kalbėti, man reikia čia ir dabar išsiaiškinti, aš noriu viską dabar. Ir ne iš karto man atėjo, su to nuolankumo man čia irgi sunku ir būna ir dabar, tik tai nebe šitiek, aš jau nebesisuku po savaitę ar ten. Aš stengiuosi, mano čia galbūt didžiausia tai mada tokia buvo, kad aš susipykstu, tada sukuosi, tada man labai būdavo faina prirašyti visokių ten nesąmoningų žinučių, paskaudinti žmogų. Dabar stengiuosi, aš kaip įmanoma to nedaryti. Kada mane jau susuka konkrečiai, aš tikrai, man padeda, aš meldžiuosi. Aš nežinau, kaip tai veikia. Bet man tuo metu, kad atrodo, aš toj blemba, tai kaip leptelsiu, ką nors ir vis tiek mintise Dieve, pavedu save tau, daryk smūg. Aš nežinau, kaip tai veikia, bet arba kažkas paskambina, arba vaikas ateina, susidėlioja tokios situacijos, kad kažkaip viskas pasisuka. Būna, aišku, ir tokių dienų, kada ir nepasisuka. Bet kai mes abudu tokie patys, kažkaip tai išeina padaryti tą pauzę, nusiraminti ir kada nusiraminam, tada atsisėdam, ramiai pasišnekam. Tai va. Iš tikrųjų, tai vyra daugiau didesnis nuopelnas yra kol kas šiai dienai. Tai va. Ačiū tau. Ačiū. Pakeltų rankų nėra, o laiko dar yra. Tai mikrofonas laisvas, gal kas nori užduoti klausimą. Sigutей. Всем добрый вечер, меня зовут Гена, я алкоголик. Такой вопрос, слышно меня, да, хорошо? Да, слышно, Гена. Хорошо, спасибо. И такой вопрос, как у тебя обстоят с 11-м шагом дела? Это самое, утренняя молитва, да, подготовка к дню, вечерняя инвентаризация, как ты делаешь это, да, и делаешь ли ты это, да, или ты, про 11-й шаг что-нибудь, как-то так. Dar norėjau iškart rusiškai. Šiaip tai taip, aš darau 11 žingsnį, rašyt aš jo nerašau. Aš jau tos klausimus mintinai žinau. Aš kiekvieną vakarą į juos
galvoj, atsakau. Ir mano rytas kažkaip anksčiau tai dar būdavo taip, kad būdavo, kad atsikeli ir užsimiršti. Dabar aš jau atsibudinėjau ir aš jau pas mane prasideda, kad labas rytas, Dieve, ir aš tada kitais klausimais pasimeldžiu, paprašau parodyti. O ypač, kada būna, aš matau, kad aš jau keliuosi nekokia, tai kad aš atiduodu savo dieną tau. Aš va taip darau. 11 žingsnis. Aš nerašau jau, bet aš jį darau. Ačiū. Ну, а вот медитация, как это медитация? Это самое, происходит у тебя какая-то медитация или воображаешь? Вот, Я с медитациями и мне никогда с этими медитациями мне не получается. Если я начинаю, я куда-то уплываю, и аж медитуот man neišeina, tikrai ne. Пока что я не дошла еще до такого. Ačiū labai. Ačiū tau. Ačiū ir už tą vėl ranką kelia. Prašau. Aušra narkomanė, nu aš vis tiek laiko dar turim, tai viską ištrauksiu. Šitą Gena klausė apie 11, tai 10 žingsnis. Truputėlį, Sigutė, tu čia užsiminiai, kad ten meldies, bet ar dažnai tau tenka skambinti kitam žmogui ir kaip tai padeda? Apskritai apie 10 žingsnį. Kaip tu įtaikai, ar dažnai, ar pradžioj, kaip dabar? Ačiū, Aušra. Šiaip taip pat turbūt sunkiausias tas žingsnis sustoti, ne? Kol dar nepridarai kažko tai. Aš va dabar visai man nesenai, gal po kokie 2-3 mėnesiai, man pradeda iš vis, man tie žingsniai visi dabar tik atrodo ateina tas suvokimas kiekvieno žingsnį, aš vis giliau ir giliau. Ir man sunkiausia yra sustoti kažko tai nepadarius. Skambinu aš dažnai, bet dažniausiai dar anksčiau truputėlį aš skambindavau jau prisidirbus, iš pradžių prisidirbu, paskui skambinu. Dabar man po truputį jau išeina, pavyksta, kad aš iš pradžių paskambinu. Ir man tie skambučiai iš tikrųjų labai padeda. Labai padeda pamatyti save, nes lengviausia yra kaip ir kitą apkaltinti, kad man pasakyti, koks jisai pidarasas, atsiprašau, šitą, tai va tas sustoti sunkiausia, nes aš tokia ugnis, man tik tai, net paskutiniu metu, ačiū Dievui, kažkaip po truputėlį pavyksta ir va tie skambučiai paskutinius kartus kažkaip tai skambinu, iš pradžių paskambinu, paskui jau nieko nebepridarau. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū. Tada Česlovas dar jau kutėlis ranką. Aš pratęsiu galbūt Daivutė dar kartą narkomanas Česlovas. Ne, Daivos tokį kaip ir klausimą, kas aktualu man ir labai, nors mes ir taip pasikalbam, ne? Tu kaip irgi taip pat ištekėjusi, neliaudiškai sakant, ištekėjau už vyro. Ir dabar tame tas klausimas, ne? Ar tu ištekėjai už vyro, ar vyras už tavęs? Ar pas jumis šeimoje nėra kas už ko lygybė? Mes susituokę esam, čia labai, čia, aš nežinau, mes kažkaip tai nėra, mes vienodi. Nu, aišku, vyras yra kaip ir, aš kaip sakau, vyras yra šeimos galva, bet, va taip. Nežinau, kas už ko mes. Tai kuris, kuriam daugiau tenka nusileisti? Ką daro? Kuris, kuriam tenka daugiau to nuolankumo naudoti?
Tai man atrodo, aš kaip Daivos klausimą atsakinėjau, iš tikrųjų, aš nežinau, vienodai, gal Aivaras biškį, šitą vyras mano, kada pykstamės, jisai daugiau nuolankumo to tokio, jisai daugiau atsitraukia, daugiau neužveda tų visų konfliktų, aš kitoj vietoj gal daugiau nusileidžiu. Man tai turbūt, jeigu taip sąžininkai, tai yra vienodai mes. Bet taip, vienodai. Aš tikiuosi. Ačiū, Sigutė. Aš kažkaip irgi pagalvojau, tai kaip čia dabar tau nuspręsti, kiek Aivaras nuolankumo naudoja. Gal jisai jo turi daug daugiau, bet nenaudoja. Ilona ranką kelia, prašau, Ilona. Sveiki, labai ačiū, Sigutė Blemba, labai pati vos neapsiverkiau keletą kartų, nors valgyti dariau. Labai ačiū, labai fainai, labai susitapatinu. Pas mane toks klausimas. Ar pavyksta tau dažnai daryti 10? Gal tu atsakinėjai, bet biškį praklausiau gal. Ir kaip darai? Ačiū, Ilona. Jo, aš sakiau jau, man pradžioje tai iš vis man buvo labai sunku. Man vienas iš sunkiausių tokių sustoti ir pamatyti ypač, kur aš neteisi. Man buvo visą laiką iš pradžių lengviausia yra pamatyti, kur kitas kaltas. O dabar po truputį, kuo toliau to, ir aš kai matau, kaip tai veikia, kaip tai padeda, tai aš darau. Ačiū. Pavyzdį. Gediminas pavyzdžio prašo. Pavyzdį? Pavyzdys. Susisukau aš, man atrodo, pavyzdžiui, susisukau aš, kaip sakiau apie tas žinutės. Aš atsisėdau, noriu rašyti jau kokį nors brūdą ten savo vyrui, ne? Vietoj to, kad rašyti tą žinutę, aš skambinu savo arba 10 žingsnio žmogui, arba globėjai. Ir aš tą nedarau. Kitas pavyzdys, aš susisukau, man atrodo, kad vėl tam kažkas tai ne, ir aš noriu keršyti, aš nesuprantu, kas su manim darosi, aš skambinu vėl 10 žingsnių žmogui ir klausiu, kaip čia kas. Man pasako, tu nori keršyti. Aš tada to nedarau. Na taip. O būna, kad tu pati pamatai savo trūkumus, padarai 10, pasimeldį ir atpažįsti tos trūkumus automatiškai. Jo, man dabar paskutiniu metu darbe kažkaip tai su direktorė. Vakar netgi buvo su klientė. Ir aš iš karto pradedu galvoti, ką čia manyje, kodėl aš pykstu, kodėl aš nervuojuosi, kodėl aš taip reaguoju. Ir aš mintyse, atrodo, dirbu ir aš meldžiuosi ir mane paleidžia ir ta prasme aš nepridarau nesąmonę. Ačiū labai. Ačiū tau. Ačiū. Ir Tomas pakėlęs ranką. Labas vakaras. Tomas aš narkomanas. Sigutė, kaip su piniginiais reikalais? Gal gali pasidalinti? Kaip čia dabar paklausti? Tipo. Ta prasme, programos dėka, kaip išeina tvarkytis ar nesitvarkyti su piniginiais reikalais. Ant kiek užima pinigai į pirmą vietą atsistoja. Pinigai, padėtis, nežinau. Ir kaip būna pas tave? Supratau, ačiū Tomai. Vat man čia taip ir įdomiausia, kad su tais pinigais, aš iki programos man buvo taip, kad man su pinigais problemų iš vis nebuvo, aš neturėjau problemų su pinigais, pas mane jų buvo visada. O kai praėjus žingsnis ir aplamai dabar jau blaivybė ir programai viskas apsivertė aukštyn kojom. Aš mokausi gyventi visai kitaip
vienu momentu čia mane buvo užsukę, mane buvo užsukę taip, kad aš nieko nemačiau, man reikia dirbti, kad būtų tų pinigų. Čia tas pirmas tas tipas, ne, kur pavojingesnis, ir aš paskui pamačiau, kad kas iš to, kad aš uždirbu, atnešu pinigus, bet aš vaikštau susisukus, aš vaikštau pikta, tada visi kalti, kad visi man tada atrodo skolingi. Tai aš dabar stengiuosi kažkaip tai pasireguliuoti. Taip, pinigai, man reikia jų, nes reikia tas ir skolas atidavinėti, ir tas reikia daryti, nes reikia pinigų. Bet jau tos tokios beprotystės, kai buvo pačioje pradžioje, kai tik tai praradau darbą, praradau verslą, man buvo susisukę viskas taip, kad aš bet kokią kainą norėjau viską atstatyti, pocher man buvo viskas, atrodė, aš darysiu bet ką, aš nieko negalvojau, kad tik tai atstatyti savo statusą, atstatyti savo viską šitą. Dabar man jau šitas praėjo, aš jau net nebenoriu to viso. Man kažkaip tai užtenka tiek, kiek yra. Kažkaip tai ir atrodo, netgi jeigu ir su skolom, kuo daugiau jas atiduodi, tu kažkaip tai ir užsidirbi, ir nebereikia šitaip plėšytis. Nors vis tiek aš daug, iš tikrųjų tai aš daug dirbu. Tai va, toks, nežinau. Sigutė, Gediminas, narkomanas, dar kartą labas vakaras. Noriu paklausti tavęs, kaip čia taip švelniau. 2 klausimus. Ar esi savo šitoj blaivybei prisigrybavus tiek, kad reikėtų daryti 9 žingsnį ir kokį nors pavyzdį papasakoti, jeigu yra taip? Ar viskas čia taip lygu pas tave? Šitoj blaivybėje, ačiū Gediminai, šitoj blaivybėje tai buvau prisigrybavus vyrui, dariau 9 ir dabar galvoju, daugiau nedariau daugiau 9. Ačiū. Ar yra dar klausimų, Sigutei? Дина, еще раз алкоголик, это самое, как у тебя? Ну хорошо, давай. Aš tokį klausimą užduosiu irgi. Daiva, priklausomai dar. Kažkaip Aušra, neatstosiu nuo tavęs, nors viską apie tave žinau. Pasakyk, kaip jūs šeimoje finansus tvarkotės, pavyzdžiui, kaip pas jūs tenais yra, tavo, mano pinigai, ar ten bendri pinigai, kaip uždirbot ir nesuka, kad ten, pavyzdžiui, vyras ar daugiau uždirba, ar mažiau ir taip toliau. O tas klausimas tas. Ką, mes pinigus mes bendrai dedam į vieną krūvą. Pas mus yra toksai tašiukas ir viskas, ką žinau. Būna kartais pasuka mane, kad aš daugiau uždirbu, kada ten kažkas kažką per mažai padaro. Pasuka, bet paskui kaip užeina, tai praeina. Manęs niekas neprievartauja tų pinigų daugiau uždirbti, man niekas neliepia atnešti daugiau, aš pati tai darau. Mes nedalinam pinigų iš tikrųjų. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū. Гена, ты хотел вопрос задать еще? Да, самое, Сигита, еще такой вопрос. Как у тебя обстояло с написанием 4-го шага? И было ли вот это, как и многие ребята говорят, было ли вот это облегчение после 5-го шага? Вот. А 4-й шаг, сколько ты времени писала? И вот что было? Ну вот было вот это самое. Вот как-то так. Ага, спасибо, Гена. Можешь по-литовски говорить, тебе легче. Aš ta prasme, pirmą kartą, kai aš rašiau 4, aš iš tikrųjų realiai va dabar
kada dar sykį, dabar čia po kažkurio laiko man prisikaupė tų žmonių ir aš dabar antrą kartą, kai rašiau, man jis visai kitaip rašėsi. Pirmą kartą man buvo tokių dalykų, kur aš netgi negalėjau, man buvo gėda, ta prasme, aš nežinau kaip aiškinti, bet dabar aš antrą kartą, kaip rašiau, aš rašiau tiesiog, nu, vat, iš širdien, tiesiog man rašėsi taip, kaip aš jaučiu, kaip aš galvoju, o ten pirmą kartą aš kai rašiau, man buvo tokia situacija, kur aš net bijojau parašyti, ta prasme, ką aš padariau, tai aš rašydavau, ne tai, kad, nu, man, aš nemoku, net man buvo gėda, man žiauriai, man atrodė, kad čia yra tokie baisus dalykai, kad aš kiekvieno žodžio rašydavau, pavyzdžiui, pirmo žodžio, pirmą raidę, ir aš va tai va susirašius, ką aš esu, pavyzdžiui, padarius. Aš neatsimenu, per kiek aš laiko parašiau 4. O palengvėjimas jisai, aš kai padariau 5. žingsnį, aš paskambinau, išėjau iš namų, iš globėjos namų ir paskambinau mamai, nežinau kodėl, bet aš paskambinau mamai. Man buvo toks jausmas, aš gerai jaučiausi, bet mama manęs paklausė, sako, tu ką girta, sako, ar kas tau yra, kad tu tokia visa. Man buvo, aš palengvėjau, kad aš iš tikrųjų pamačiau, kad net ne aš viena, man atrodo, kad aš viena tik tai tokia visiškai jau tokia končina vapšė. Bet antrą kartą man 4. visai kitaip rašėsi, visiškai kitaip. Ir tie žingsniai, aš sakau, kad kažkaip tai suvokimas tas, iš pradžių viskas, atrodo viskas vienaip, o kuo toliau, kuo giliau ir visai kitaip jisai man išsirašė ir aš iš tikrųjų dar daugiau visko pamačiau. Ir man tada ir 6. tada visai kitaip, ir 7. tada visai kitaip matosi. Tai va, ačiū Gena. Ačiū tau. Ačiū. Gena. Na, dar turim laiko klausimui vienam, kitam, gal net. Bet jeigu nėra, tai ačiū labai Sigutei už patirtį, už atsakymus.